Sveiki, mėlyjei, kurie klausotės pasidalinimų man. Šįryt taip gražu, nors ir saulės nesimato, bet vis tiek vėjelių nėra. Išėjau pasivaikščioti ir noriu pasidalinti tokiamis mintimis, kurios ir man atėjo. Juk viskam yra pradžia. Viskas nuo kažko prasideda. Ir man iškilo klausimas mintise, o nuo ko prasideda krikščionio gyvenimas. Krikščioniškas gyvenimas, tiksliau. Ir aš mąsčiau, ar tai nuo krikšto, kada sudarai sandorą su Dievu. Bet kai aš pagalvojau, prisiminiau, nuo ko prasidėjo mūsų draugystė su žmona, tai tikrai ne nuo vestuvių. Pirmiausia, mes susitikome, susipažinome, po to bendrauti pradėjome ir tik paskui sudarėm santuoką. Tai galima sakyti sandorą, kad gyvensim kartu. Tai aš galvoju, kad su viešpačiu, kad krikščionio gyvenimas su Jėzumi turėtų prasidėti kažkaip tai panašiai. Neturėtų kažkaip išsiskirti. Tai aš suprantu, kad žmogus sutinka, sakykime, Jėzų, galbūt kažkas jį supažindina, juk su mūsų antrosiamis pusėmis dažnai atsitinka, kad kažkas tiesiog atėjo su kažkuom tai, supažindino jūs, o jums patiko, įsimylėjote ir paskui sukūrėte šeimą. Paskui netgi ir vaikų atsiranda ir visa kita ir taip toliau. Tai krikščionių gyvenimas, aš manau, kad taip prasideda. Irgi susipažįsti su Jėzumi, gal kažkas supažindino. Paskui tu tiesiog nusprendi sudaryti sandorą, tai yra krikštas. Ir po to, ir ne tik po to, prieš tai jau prasideda vis tiek santykiai. Atsiranda, kada pradedi bendrauti, susitikinėti, matytis, pasiilgsti. Ir viskas vis tiek išeina, kad kažkaip tai, man atrodo, kad turėtų prasidėti nuo meilės. Santykiai, jeigu teisingai mąstau. Nes nieko nesiruošiu, visados dalinuosi tai, kas tiesiogiai man. Ir aš prisimenu, yra, sakykime, žmonės, kurie turi priklausomybių, yra tokių savipagalbos grupių, kaip anoniminiai alkoholikai, ten arba narkomanai ir dar priklausomiems žmonėms yra tokios savipagalbos grupės. Ir ten yra pirmas žingsnis, tai ir jis ten prasideda nuo pirmo žingsnio. Yra 12 žingsnių programa, bet prasideda nuo pirmo. Ir sako, pirmas yra svarbiausias. Nuo pirmo negali, nuo antro, trečio pradėti žingsnio ar kažkokio. Tai aš tai pagalvojau, mėlyjei, kad ir su krikščionių gyvenimas taip pat kažkaip tai irgi turi būti pirmas žingsnis. Ir galvoju, o koks tas pirmas žingsnis turi būti? Ar nedažnai mes krikščionys pradedame nuo galbūt antro ar kažkokio kitokio. Ta prasme, kad būtų aiškiau, tai yra, aš pastebėjau taip, jeigu teisingai ir su jumis dabar dalinuosi, kartais mes galime gyventi krikščionišką gyvenimą, todėl, kad mums pasakė, kad bus amžinas gyvenimas. Ateis Jėzus, prikels ir išėjo vietos paruošti, ten daug rašto eilučių yra ir bus amžinas gyvenimas. Ir mes norime to santykio su Jėzumi, mes gyvenam tą krikščionišką gyvenimą, stengiamės gyventi krikščionišką gyvenimą, todėl, kad tiesiog gautume tą kaip ir dovaną amžiną gyvenimą. Mėlyjei, bet ir aš, o kas jau nenorėtų to amžino gyvenimo? Manau, bent jau dauguma tikrai. Bet kaip tada gaunasi?
Jeigu aš su savo žmona sukuriu šeimą, santykius dėl kažko tai, kad daleiskime, kad ji labai graži, nu, išoriškai, kūnu, o dar ir sielos grožis turi būti. Ir paskui vat, kažkas nesigauna, tie santykiai tokie netyri, ne kažkokie. Arba todėl, kad ji gal palikimą gavus ir yra, nu, tiesiog bagota paveldėtoja. Ir dėl to. Tai va, tai reiškia netyra, negryna, nu kažkas panašaus, jeigu teisingai mąstau. Tai krikščionių gyvenimas taip pat turėtų būti tas, kaip suprantu, vat, pirmas žingsnis. Nuo ko? Tai tikriausiai, manau, kad nuo meilės. Parašykit, mėlyje, kaip jūs manote. Tai pirmiausia, kad ir Dievas sako, taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį sūnų, kad išgelbėti. Pirmiausia, va, Dievas pamilo. Tai žmogus tikriausiai taip pat turi pamilti, ar atsakyti Dievui į tą meilę, nes Dievas pirmas mūsų įsimylėjo. Ir tai aš turiu, suprantu, atsakyti Dievui į tą meilę, suprasti, kokia jo meilė, tie santykiai. Ir kas man turi būti svarbiausia? Man turėtų būti svarbiausia ne tas pažadėtas amžinas gyvenimas, ne todėl, kad dabar Dievas mane apsaugotų nuo visokių pavojų, nelaimių, galbūt išgydytų iš kažkokių ligų, nes, nu, ar šeimoje mes dėl to gyvename su antra pusė, arba, sakykime, kažkur, nu, aišku, mes žmonės tokie savanaužiai, ieškom naudos visur, nu, tokia jau mūsų prigimtis, kaip aš suprantu. Bet vat, vaikščiojimas su Jėzumi, tiesiog santykis su Jėzumi, su Dievu, tai yra tas augimas, tobulėjimas. Taigi ir šeimoje susikuria šeimos, o paskui visko būna toje šeimoje, ir bartynių, ir nesutarimų kažkokių, ir dar kažko pasirodo visokie tokie dalykai. Tai aš manau, vat, o čia jau būna po vestuvių, tai po sandoros. Jeigu mes krikščionys, sakykime, pasikrikštėjame, o paskui dar visko. Bet kas svarbiausia, kad Dievas mums padeda. Tai brangiai vis tiek, kad daug neįsiplėščiau, galvoju, kad prasideda nuo meilės. Tai dabar, iš kur žinoti, Jėzus sakė, kad mylėk viešpatį Dievą visą širdim, visą sielą, visą protą, visomis jėgomis, o savo artimą kaip save patį. Tai mylėti viešpatį Dievą, arba pirmas įsakymas. Taip, Dievui yra 10 Dievo įsakymų. Ir prasideda taip pat nuo pirmo, vat, kaip minėjau, ten 12 žingsnių programa priklausomiems žmonėms, nuo pirmo žingsnio. Tai 10 Dievo įsakymų prasideda nuo pirmo įsakymo. Na, kuris ten svarbi, visi svarbus tikriausiai, bet prasideda nuo pirmo. Tai, nu, dabar žiūrėjau skaityt, mes visi žinome tą pirmą įsakymą. Nu, pasirodo, kad ne visi žinome, nes yra dar ir piktasis, kuris nori viską sugriauti, nori sugriauti santykių su Dievu tiesiog, arba iš vis, kad jų nebūtų ir kad mes pražūtume. Tai išeitų, kad nu, yra taip, kad tas šėtonas yra ir biški sumaišęs ten ir žmonės apgaudinėja. Tai dauguma tiesiog nežino 10 Dievo įsakymų. Aš dabar jų nevardins, kažkur esu pasidalinęs pas savęs kažkam, kai rašiau įrašą, bet dabar iš atminties, tai jeigu tas tikras, kur Mozė nunešė nuo ant plokščių, tai reiškia Dievas, kur užrašė savo pirštu, jo pats Dievas įrašė į akmenis. Tai pirmas įsakymas, tai aš, Dievas jūsų, kuris išvedžiau jūs iš Egipto vergovės, prasideda šitaip. O kitur yra, kad neturėk kitų dievų. Pirmas įsakymas. Tai čia va, jeigu tą tikrąjį, tai aš jūsų Dievas, kuris išvedžiau iš Egipto vergovės. Tai va, mylėjai, ir dabar tą meilę, o kaip dabar žinoti man, ar aš tikrai myliu, va, ar aš tikrai myliu Jėzų, ar aš tikrai myliu Dievą, kas apibrėžia tą meilę? Nu, pats Dievas ir apibrėžia
tą meilę. Tai dabar aš čia biškį turiu, vat, čia yra pavyzdžiui Jono 14, 15 eilutėj. Jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų. Vat, jeigu mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų. Tai dabar, kur kalbėjau, tai reiškia tikrų įsakymų, tų, kuriuos Dievas, o ne žmogus kažką ten sugalvoja, arba šetonas, sakykime, ten iškraipė Dievą, nes jis visada stengiasi Dievą tiesai iškraipyti, įdėjęs biškį tiesoje įmaišęs melą, sumaišė kokteilį, paskui neapgali dorai atskirti. Tai, mėlyjeji, vat, šitą eilutę, vat, jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų. Tai reiškia, aš turiu įsakymų laikytis, bet ar mums išeina laikytis tų įsakymų? Na, pavyzdžiui, man aš tikrai noriu prisipažinti, man neišeina. Kad ir kaip aš besistengčiau, aš vis kažkur tai pažeidžiu kažkokį įsakymą Dievo. Ir netgi tas pats pirmas. Va. Aš jį užkart pažeidžiu. Nes reiškiasi, mylėti aš myliu, bet aš nemyliu taip, kaip sako Viešpats. Vat, jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų. Jei mane mylite, mylėti myliu, bet va taip iš šeimoje būna. Juk mes mylim savo antrasis pusės, bet mes dažnai jas įskaudiname. Mes jau santuoką, mes šeimą turim vaikų, viską, o kiek skausmo sukeliame savo artimiesiems, pagauti pykčio ten. Va tos nuodėmės, kai mūsų užvaldo, kai mums slankė šetonas šnipžda į ausį kažką negero padaryti, arba pats iš savo egoizmo ar panašiai kažką tai. Dabar, mėlyjei, dar vieną eilutę. Mato Evangelija 5 skyrius 44 eilutė. Aš jums sakau, mylėkit savo priešus ir melskitės už juos, ten darykite gerą. Įsivaizduojate, čia netgi Viešpats sako mylėti priešus. Tai, mylėjai, galite įsivaizduoti. Tai vėl Viešpaties apie meilę. Jono 4:20. Jei kas sakytų, aš myliu Dievą, o savo brolio nekęstų, tai jisai melagis. Kas nemyli savo brolį, kurį mato, kaip gali sakyti, kad myli Dievą, kurio nemato. Mėlyjei, vat, 3 eilutės iš Švento rašto ir kiek daug jos pasako, kaip mes galime pastebėti, ar mes tikrai mylime, kaip mylime, ant kiek mylime ir taip toliau. Tai, mėlyjei, vat, visą šitą, ką aš dabar dalinuosi, ką aš kalbu, žinote, taip ir suprantu, kad man svarbiausia yra norėti mylėti. Aš ir dabar galiu tiesiai pasakyti prieš visus. Sako Viešpats, kas mane išpažins žmonių akivaizdoje, tai ir aš išpažinsiu savo tėvo akivaizdoje. Aš išpažįstu, kad Jėzus Kristus mano Viešpats. Bet ne todėl, kad mane Dievas išpažintų, bet todėl, kaip jis yra pažadėjęs. Kas mane išpažins žmonių akivaizdoje, tai aš išpažinsiu savo tėvo akivaizdoje. Bet aš ne todėl. O dauguma galbūt daro dėl kažko tai. Dėl amžino gyvenimo, dėl dar kažkokių tai dovanų, galbūt Dievas apdovanoja mus daugumą kažkokiais talentais, vieni gali gydyti, kiti daug talentų, daug dovanų. Ir mes galime dėl jų, dėl įvairiausių priežasčių. O žinote, aš dabar galvoju, dabar tiesiog su jumis kalbu, dalinuosi ir galvoju, o aš tik noriu, man tik reikia norėti mylėti, tik tai mylėti. O visa kita nesvarbu, duos Dievas kažką, neduos Dievas. Amžinas gyvenimas priklauso taip pat nuo Dievo malonės. Ir manau, kuo tyresnis širdis, tuo viskas yra. Ir taip pat šeimoje, bet kokiuose santykiuose, bet kur, mylėjai. Parašykite, ar teisingai, čia aš kalbu, bent jau gal panašiai, o galbūt ir ne. O kas čia? Iš kur dabar žmonės? Kiekvienas žmogus turi savo tiesą. Bet Dievas sako, Jėzus, aš esu tiesa. Tai va, jeigu eilutės užrašytos, tai mylėjau, reikia, taip suprantu, reikia žinoti Dievo įsakymus, nes prasideda nuo to, kas mane myli, tie laikys mano įsakymų. Tai reikia stengtis, tik vienas Dievas, aš suprantu, gali man tai ir padėti. Man pačiam kaip nuodėmingam nepavyks to padaryti be Dievo.
Va, jeigu jau išeitų padaryti, nu tai tada kam ir Dievas reikalingas ir visi kita, ir visi santykiai, ir visa kita. Tai daug prikalbėjau. Mėlėjai, mylėkim vieni kitus. Stenkimės mylėti Dievą, atsakyti jam į jo meilę. Ir norėkime turėti su jo santykius ne dėl kažko tai, o paprasčiausiai, kad turėti tuos santykius. O koks rojus būtų be Dievo, jeigu jame nebūtų paties Dievo? Jeigu nebūtų ten, kaip dabar, karo, ligų, bado ir visa kita. Jeigu mes būtume aprūpinti visą ko, kas mums patinka, bet Dievo nebūtų. Ar jūs norėtumėte tokio rojaus, tokio amžino gyvenimo? Jeigu yra Dievas, tai yra amžinas gyvenimas ir rojus. Jeigu nėra Dievo, tai viskas, manau, yra iliuzija. O gal ir klystu. Iki pasimatymo, mėlėjai.